Nuostabi diena Katalonijoje ir pilnas uostas laivų, būrinių laivų. Ir jie yra uoste. Ganėtinai gražus vėjas pučia, galėtų jo plaukioti, bet jie neplaukia. Tai metaforinis palyginimas, nes šalimais yra išplaukimo iš šitos marinos vartai ir atsiveria platieji vandenys viduržemių jūros. O čia uoste jie yra savo vietose ir tiesiog prišvartuoti. Ką tai reiškia žmogaus gyvenime? Ką tai reiškia ir kodėl metaforiškai galima apie tai kalbėti? Tai yra apie tai, kaip mes išreiškiam savo galimybės, kaip mes gyvenam savo gyvenimą, kaip mes siekiame savo vizijų. Šitie laivai pririšti, kaip ir dauguma žmonių, yra pririšti savo apribotose gyvenimuose. Tu galėtum įvertinti savo gyvenimą, ant kiek jisai yra pririštas. Ir šitie laivai yra skirti plaukti į plačius vandenis. Kaip ir žmogus yra skirtas gyventi gyvenimą didingą. Taip, gal žodis toks garsus, bet jisai skirtas gyventi didingą gyvenimą. Ir tu esi pririštas prie savo ribotumo. Ir kančia, nelaimingumas, depresija, nerimas, įvairūs kiti psichikos sutrikimai parodo, kad tu neišreiški savo galimybių, neišreiški savo potencialo, negyveni taip, kaip galėtum gyventi. Tu net nepabandai, kaip galėtum gyventi, nes baimė tave kausto taip gyventi. Pabandyti išeiti iš ten. Bet ne tik tai, kad baimė kausto. Pagrindinė problema, su kuria susiduri tu, yra tai, kad tu esi žemose energijose. Tos žemos energijos riboja tave ir laiko tose energijose. Ir tu, būdamas žemose energijose, būdamas nelaimingas, būdamas sugriuvęs su sveikata, su savo kūnu, su santykiais, su finansais, tu esi tenais. Tu esi tame lygmenyje ir tu nematai tų galimybių. Tu nematai, kokios galimybės galėtų atsiverti tau, jeigu tu padarytum ir atliktum tam tikrus veiksmus. Tu net nežinai, kokius veiksmus tau reikėtų atlikti. Tu žinai teoriškai, jauti tai per savo sąmonės kalbėjimą, ką tau reikėtų daryti, bet tu vengi to. Vengi būti pasmerktas, vengi todėl, kad bijai suklysti, bijai, kad tau neišeis, bijai, kad tu apsijuoksi. Ir dar ko tu neturi, tai ir neturi gyvybinės energijos. Ir tai iš tikrųjų riboja tave priimti tuos sprendimus. Kai tu pradedi, aš irgi buvau ten pat, aš irgi buvau tose situacijose, kurios man neleido suvokti, kokios galimybės yra, nes kai esi tenais, tų galimybių tu negali net matyti, tu net negali jų suprasti, nes jų tau neatidaro, tau neparodo visiškai ir tu galvoji, kad gyvenimas yra tik tai toksai. Nesvarbu, ar tu turi daug pinigų, bet tavo santykiai sugriuvę ir tu neturi prasmės savo gyvenime. Nesvarbu, kad tu turi sveikatą, bet tu neturi pinigų ir nesupranti, ką daryti, iš kur, kaip išeiti iš to skurdo ir panašiai ir panašiai. Tai reiškia, kad tu neturi net galimybės žinoti, kas tavęs gali laukti. Todėl, kad tu esi laikomas tame rate. Tame rate tos energijos, kuri yra žema. Aš irgi buvau ten pat. Ir lygiai taip pat blogai jaučiausi su savimi. Ir ieškojau tų būdų, kaip išeiti iš to žemos energijos, kaip pakylėti save, nežinodamas, koks gali būti apdovanojimas. Tik žinodamas, kad kažką turiu padaryti, kad kažkas atsitiktų. Ir tada aš galėsiu kažkaip tai išeiti iš tos būsenos, nežinodamas, kaip išeiti. Iš tikrųjų, aš tada pradėjau kurti tą sistemą, kuri man leistų, iš esmės, pakeisti savo gyvenimą taip, kad jisai kažkur vestų. Aš pasirinkau tuos būdus, kurie iš tikrųjų padeda ne tik man, bet ir kitiem pakeisti savo kelionę. Tai yra atsisakymas patogumo, tai yra atsisakymas komforto, tai yra atsisakymas troškimų maksimaliai, ieškojimas visų tų būdų, kaip sustiprinti save. Tie būdai man kiekvieną dieną, tai ką aš dariau, atvertinėjo naujas duris. Nes aš iš tikrųjų net ir dabar nematau, kas manęs galėtų laukti, aš galiu tik įsivaizduoti pagal tą pokytį, kurį padarau. Pagrindinė dalis, kuri atsitiko tai, kad aš tiesiog pradėjau jausti gyvenimą. Aš pradėjau jį mylėti. Pas mane atsirado daug labai energijos, gyvybinės energijos, kuri iš tikrųjų man leidžia judėti pirmin.
daugelis ir tu neturi tos energijos, todėl tu neieškai tų būdų ir net nežinai, iš kur gauti tos energijos, kad pradėti tą savo kelionę. Šitie laivai pririšti, tu pririštas savo gyvenime, kenti gyvendamas tokį gyvenimą, o reikia tiesiog atsirišti šitas virves, kurios laiko šitos laivus ir laivas gali plaukti, jį reikia valdyti. Taip tam reikia išmokti tam tikrų dalykų, suprasti, kaip vėjas veikia, taip ir tavo gyvenime. Tu turi atsikabinti nuo savo senųjų įpročių, palikti draugus tie, kurie tave laiko ten, kur jie laiko tave, kur tu gyveni ne savo gyvenimą, tos balvonus draugus, kurie kviečia tave išgerti, pasilinksminti, pasitūsinti mieste ir tavo gyvenimas yra apie nieką. Palikti tas situacijas, palikti darbus, tuos žmonės, kurie yra toksiški aplinkui ir eiti į savo kelionę. Pradėti rūpintis savo dvasiniais dalykais. Pradėti sportuoti, prisižiūrėti maisto. Daryti poilsį toks, kad tu neini 12 miegoti, tu eini tada, kada tau reikia eiti miegoti 9, kad tu galėtum atsikelt 4 ar 5 ryto, kad pradėti dirbti su savimi. Pradėti galvoti, ką šneki. Pradėti rūpintis savo dvasinę švarą, kokios mintis, apie ką galvoji, kam ko linki, ką smerki, kam pavydi. Pradėti kurti žmogų tokį, kokį galėtum garbinti, gerbti, mylėti. Tai yra rūpintis visų pirma savimi. Kai tu susikuri tokį žmogų, ką aš ir darau dabar su savimi, tu jauti gyvenimą. Ir aš jį pradėjau jausti tik tai tada, kai įdėjau nemažas pastangas, kad būti tuo ir tapti tuo, ko aš noriu tapti. Kad aš galėčiau didžiuoti savimi, būti įkvėpimu kitiems, būti įkvėpimu savo vaikams ir palaikyti juos šioje kelionėje. Turiu 3 vaikus, kuriems manęs reikia stipraus, kurie norėtų gyventi, kurie norėtų siekti, kurie norėtų lygiai taip pat padėti kitiems žmonėms. Ir mano tai yra misija, mano yra tai kelionė, mano toks pašaukimas. Aš atradau save, savo autentiškumą per ieškojimą, kaip išeiti iš žemų energijų, kaip pradėti gyventi džiugų gyvenimą, kaip mėgautis tuo gyvenimu. Ir mane atvedė iki čia. Kiekviena diena man vis nauja ir kažką tai atrandu. Nešviečia kelias man iki galo, kad aš žinočiau, kaip kas toliau bus. Šiandien nugyvenu tą dieną, kokią aš susiformuoju geriausiai, žinodamas principus, kurių aš turiu laikytis, kurių negaliu pažeisti. Atsisakęs visų svaigalų, alkoholio, rūkymo, pykčio, aš perėjau į kitą klasę. Kitoje klasėje kiti iššūkiai. Kuo aukščiau eini, kuo daugiau mokaisi, tuo daugiau iššūkių atsiranda ir jie sudėtingesni. Kaip ir mokykloje. Tu iš 1 klasės į 2 eini gauni sudėtingesnės užduotis. Lygiai taip pat ir gyvenime. Bet mano gyvenimas yra pasiruošimas gyvenimui. Dėl to aš galiu gyventi jį, kai man atsitinka įvairios bėdos, nelaimės, iššūkiai, netektis. Aš jas atlaikau ir toliau stipriai, ruošdamasis kitiems gyvenimo etapams. Toks gyvenimas yra vertas gyventi, aš jaučiu jį. Aš kvėpuoju kiekvieną dieną, aš atsikėlęs džiaugiuosi tą dieną, kad jinai dar viena man skirta. Aš kažką vėl patirsiu, galėsiu padėti tiems žmonėms, kuriems yra sunku, kurie nemato, kuriems eiti, nemato, kokie galėtų būti sprendimai. Ir jie atras savo kelią. Jie stipriai eis toliau, rodydami savo pavyzdį. Taip susiformuoja visa prasmė šitam gyvenime. Ir jinai yra apie tave. Tu turi tapti ir išeiti iš to savo uosto, išeiti į plačius vandenis. Tam reikia pastangų, tam reikia save stiprinti, tam reikia rūpintis, domėtis, mokytis ir norėti. Ir tai yra galima padaryti. Ir nereikia tam pinigų, nereikia nieko tam. Tam reikia tik tai noro. Tik noro pakeisti savo gyvenimą, savo likimą. Ir tas pasaulis, kuris dabar yra visas toks sumautas aplinkui, kaip tau atrodo, jis nebeatrodo man toksai. Todėl, kad aš negyvenu tose energijose ir mano energija yra aukštesnė už tas žemas energijas. Ir aš matau grožį aplinkui. Aš matau galimybės, kurias atidarau savo pastangomis. Ir jų kiekvieną kartą vis daugiau. O tu jas praleidi, nes esi pririštas prie savęs, prie savo įpročių, blogųjų įpročių, prie savo baimių, prie savo saugumo. O gali padaryti viską. Paprasti dalykai, labai paprastai. Pradėk nuo savo kūno. Pradėk rūpintis savo kūnu, kad tu pradėtum didžiuoti savo kūnu, kad tu jaustum, kad esi stiprus, atletiškas, sekantį žingsnį atsivers toliau tau, ko tu norėsi šitam gyvenime. Kol nesusitvarkęs savo kūno, tos kelionės negali pradėti. Praktiškai yra neįmanoma. Aš pradėjau būtent nuo sporto, nuo maisto, žingsnis po žingsnio,
kol aš pradėjau džiaugtis tuo, ką aš darau, kaip aš atrodau, kaip aš galėsiu atrodyti. Ir tos gairės man labai yra aiškios. Tai ką, turi visus variantus savo gyvenimui, tau reikia tik tai pradėti. O ryžtą tam, kad pradėtum, gali atrasti būdamas stiprus. Būk stiprus.